O, visur viskas yra tepalas. Visur tepalai. Visur. O. Sveiki kolegos, praeita serija buvo pirma serija filmuota su nauja kamera ir montuodamas vaizdo įrašą supratau vieną dalyką, kad aš esu jau beveik žilas. Na tai darbas mokykloje davė savo ir dabar aš kažkaip niekada taip dėmesio neatkreipdavau, su ana kamera nesimatė, veidrodį kažkaip irgi ne taip labai matas dėmesio neatsikreipė, bet dabar kai montuoju žiūriu, visur žilas, eiktų savo, tai pažiūrėkim kaip būtų, jeigu filmuotume su juo. Na štai. Tai šitą seriją filmuosiu su platesniu matymo lęšiu, na ir pažiūrėsim, gal vaizdas bus dabar gražesnis ir vėl atrodysiu bent kažkiek jaunesnis. O šiandien, kolegus, ką darysim? Šiandien tampysim. Šitas planas man patinka. Taip, www.i.com ir važiuojam. Ką tu čia darai? Ką? Taigi sakai, kad tampysim. Vamzdžius tampysim, Tomai, vamzdžius. Ne, tai vamzdžius, jo. Ką tu iš visų tampyt norėjai, aš nesvartau. Aš tik norėjau pažiūrėti, žinai, kokie orai bus, ar lietus nelis, tai žinok, viskas gerai, galim varyti tampyt, tikrai orai bus super, tai lėk. Jūsų statymai, kolegos, pavyks nusivežti ar išbarstysiu pakeliui. Nusimojo rankinis. Atsisuko. Čia rankinio tokia struktūra, kad tu vieną kartą turi pasukti vieną pusę ir po to atsukti kitą pusę, nes jisai tiesiog užsisuka. Tai jeigu daryčiau viską normaliai, tai vieną pusę užsukčiau, kitą atsukčiau būtų gerai, bet aš visą laiką pamirštu, tai pasuku į tą pačią pusę ir paskui dar kartą į tą pačią pusę pasuku ir gaunasi, kad tiesiog atsuku per laiką bėgant visą šitą rankinį. Jeigu protingai viską daryčiau, tai vieną pusę pasukčiau ir po to atgal atsukčiau, pasukčiau, atsukčiau. O aš turbūt pasuku ir tada vėl atsuku, vėl pasuku ir visai laikui bėgant už tai atsisuka visą laiką. Kodėl aš taip ilgai tuos kuolus čia kišu, tai vienas dalykas dėl to, jog aš neturiu laiko, galiu dirbti tik tai per savaitę pusdienį. Tai kiekvieną savaitę pusdienį, tai turiu laiko dirbti amūkė, o dar nepamirškit, per tą pusdienį aš turiu visur žolę nusipjauti, turiu čia nupjauti žolę, turiu aplinkui nupjauti žolę, tręšt, laistyti ir taip ir toliau. Turiu būtinai spėti iki užšalimų viską pasidaryti, nes man projektų pridavimas ir turiu viską pasibaigti kažkaip. Tai lapkritį bus atostogos, tai bandysim per atostogas. Bet kokiu atveju aš turiu įsimatuoti atstumus. Aš turiu įsimatuoti atstumus tarp stulpų, kad va šitai būtų atstumai tarp stulpų vienodi ir kad visi stulpai būtų vienoje linijoje. Tai čia iš tikrųjų yra daug matavimų, daug šniūrų tampimo ir stengiuosi, kad visi stulpai būtų vienoje linijoje. Beje, vieną kartą tautis atvažiavo per šoną, sako, tai kreivai kuolus susikaliai. Tai čia šiaip jeigu ką, kuolai dar nesukalti. Visur, kur yra kuolai, tai jie žmonės yra nesukalti, aš juos dar tik tai skišu. Aš susikaliau tik tai ten tas pirmas eilės, kad pasižiūrėčiau, kaip atrodys 2 metrai, ir kai kur dar irgi susikaliau tuos stulpus, kad tiesiog matyčiau, kaip atrodys 2 metrai išlindęs kuolas, ar man čia tilpsiu visur pravažiuoti. Dar viena problema traktoriuko, jeigu palieku į ramybės būsenai, visa hidraulika nusileidžia žemyn. Kol ištempiau šniūrus, viską išsimatavau, tiesiog kaušas pats savajam pasidėjo ant žemės ir atsilenkė ir visi vamzdžiai nukrito, tiesiog ant žemės. Kaip jaunu žolę, kadangi man kaušas maišo, aš jį išsikeliu aukštai ir vis laik turiu pastoji. Aš nupjaunu eilę ir tuo metu kaušas pasileidžia žemyn, vėl kaušą pakeliu, tada vėl kol pravažiuoju vieną eilę, vėl kaušas žemyn pasileidžia ir taip pas mane vis laiką jisai leidžiasi. Visa hidraulika nusileidžia ir kaušas, ir gale mulčeris, viskas pasideda ant žemės tiesiog per laiką. Štai, kolegos, eilė sukišta dar vieną eilinę. Tuk ir į vieną pusę. Gera naujiena ta, kad stulpus kišti baigiau. Bet bloga naujiena yra ta, kad baigiau kišti ne dėl to, kad darbus baigiau, o dėl to, kad baigėsi stulpai.
Tai va, stulpai baigėsiu, sakiau, dar 100 stulpų, kitą savaitę tikiuosi jau gausiu, na ir pabaigsiu. Tai man liko 2 eilės stulpų pačiam gale, na dabar jau matot, va, stulpai sukišti, liko 2 eilės, tai 36 stulpų reikia. Ir tuomet nepamirškit, kad aplinkui darysim kampinius stulpus, kad įtempimas būtų geresnis, geriau laikytųsi, tai reikės dar 36 stulpų, tai va iš vis nusakykime 80 stulpų reikės. Nusipirkau 100, tai dar 20 žiūrėsim. Gal reikės kažkur patankinti, gal dar kažkur reikės įdėti, tai 20 nusipirkau dar stulpų daugiau negu reikia. Nu, bet situacija dabar yra tokia, tai va galite pasižiūrėti, kaip atrodo tie stulpai. Traktorių, kai atvežė, jisai tas hidraulikų siurblys iš karto skleidė keistus garsus, aš net įsikviečiau tuos žmonės, iš kurių pirkau, kad atvažiuotų pažiūrėti, nu aš tikėjausi, kad man kažką suremontuos ar pakeis, bet jie pažiūrėjo, pavažinėjo, sako, taip turi būti, visų traktoriukų hidraulinis siurblys skleidžia tuos garsus. Nu, aišku, aš ten per daug piktis nenorėjau, taip ir pasilikau, tai to traktoriuko hidraulinis siurblys garsiai ūžė nuo pat pradžių, kai tik aš jį nusipirkau, bet dabar jisai pradėjo ypatingai garsiai ūžti. Tikiuosi girdit, galite paklausyti, kaip ūžia tas siurblys. Ir dar, kas įdomiai, čia yra šita rankenėlė, kuri reguliuoja va šitas va hidraulikas dvi. Tos rankenėlės, sakė, lies negalime, nes jeigu tą rankenėlę paliesiu, tai jisai bando hidrauliką duoti čia, o čia, kadangi niekas neprijungs, tai sakė, labai negerai. Sakė, negalima taip daryti, bet aš vis tiek kartais padarau. Jeigu, pavyzdžiui, siurblys pradeda ūžti, jau labai garsiai, labai garsiai. Dabar ne tai bus, kai girdėsit, nes čia bus traktorius ką tik užkurtas po šaltu, bet jeigu, pavyzdžiui, papjaunu žolę kokią valandą, tada siurblys, įsivaizduokit, padauginkit iš 3-3 kartus taip garsiai ūžia, kaip dabar girdėsit. Ir jeigu, pavyzdžiui, tai paimu tą rankenėlę greitai įjungiu ir išjungiu ir siurblys nustoja ūžti. O, nustojo. Ir vėl kokį pusę valandos neužė. Vėl pradeda ūžti, vėl rankenėlė tik užtenka, tik tai įjungt, išjungt ir siurblys vėl nustoja ūžti. Tai iš tikrųjų nežinau, kad kas čia su siurbliu yra, bet jis toks buvo nuo pat pirmos dienos, kaip man tą traktoriuką atvežė. Bet tiesiog palaipsniui jis vis garsiau ūžė, dabar labai jau pradėjo garsiai ūžti. Už tai pasižiūrėsim, kaip ten su tepalo lygiu, gal sakau, tas tepalo lygius sumažėjo. Nes vėl tas hidraulinis tepalas, aišku, aš vis pavaržau kažkur, kai randu. Visada yra tokia vieta, kur kažkur tai po truputėlį jisai palaša. Tai niekad nėra taip, kad jisai bėgtų, bet, pavyzdžiui, matot, visur, jeigu pažiūrėsim šlangutės, tai vis tiek to šlangutės va tokios yra, va, tepalotos jos yra. Nu, tai gal sakau, čia to tepalo kiekis sumažėjo. Visur, o mes pažiūrėsim, matot, visur yra toksai, va, nu, to tepalo. Nu, va, tas žiauriai užknisa tam ferm turėkia. O, ir čia, pavyzdžiui, visur to tepalų žymių yra. Visur. Čia, kad ir kur be eismo aplink. O, pavyzdžiui, čia važiuokit, kur yra tos jungtis. Nu, irgi viskas čia gerai sujungta, nieko tu nepadarysi, bet va. Visur, va, tie tepalai. Čia, pavyzdžiui, va, sujungimai. Čia visur tas pats. O, čia, visur, kur yra sujungimai. O, visur viskas yra tepalas. Visur tepalai. Visur. O. Tai va toks tas ferm truckas yra, žinokit, ir ką žinau, tai tos tokai buvau pasikvietęs, iš kur pirkau, tai jie tipo sako, viskas štai jiem čia pasirodė, kad viskas yra normaliai. Na, aš nežinau, kaip jums atrodo, ar čia viskas normaliai yra, kad taip pat pastoviai visur viskas vyksta, ar visgi čia nėra visiškai normaliai, kad visur va tie tepalai per visus įmanomus galus nestipriai, bet po truputį eina. Suprasčiau, jeigu čia būtų kažkoks Belarusas, tai ten turbūt yra įpratę žmonės, kad jisai tepaluojasi, nu, bet čia vis tiek, lemon naujas traktorius, nu, tikrai nesitikėjau, kad toks bus, kai pirksiu. Tikrai nesitikėjau, žinokit, tikrai. Parašykit komentaruose savo nuomonę. Kaip jūs galvojate, čia taip turi būti ar ne? Planas būtų pasitikrinti visgi tą tepalų lygį. Na, vėl eilinė problema, aišku, neturiu su kuo atsukti varžto, jau aną seriją matėt, kad čia mano viena didžiausia problema, taip, kad vėl reikia ką daryti, visiškai teisingai nusipirkti, vėl išleisim šiek tiek pinigų. Kas jau sekat serijas, tai supratot, kad toks jau tas ūkio gyvenimas, tiesiog leist pinigus kiekvieną dieną. Nusipirkau štai tokią dalykėlį, bet šį kartą ne patį pigiausią variantą pirkau, ne brandinis, bet ne pats pigiausias variantas. Nu, šiaip atrodo, tai taip porimčiai, sakyčiau, porimčiai, viskas čia atrodo, tikrai nėra ta situacija tokia blogi, tokie sunkus visi masyvus, nu, manau, man kaip tokiam smulkiam ūkininkėliui tikrai tokių pakaks. Tai va, tai čia yra nuo 10 iki 32. Nu, kad tepalo yra, tai tikrai yra. Pala, pažiūrėkim, čionais yra matuoklė. Ką jinai gero mums rodo. Su kažkuo nuvalyti reikia. Jeigu su maike nuvalysiu, tai myglė turbūt supyks labai. Reikia rasti kažką kitą.
Nieko neturiu, tai pirštinę panaudosim. Čia kitoks raštas, tai čia turbūt yra minimas. Jis apsemtas. Tai čia su tepalu reiškia viskas yra tikrai gerai. Tepalas keistas tik tai prieš 30 valandų. Tai 30 valandų pradirbta, tepalas kaip ir irgi viskas gerai. Nu, dar kartą įkišam, pasižiūrim. Tepalas yra va tik iš šitos vietos, kur pirštą rodau. Kaip suprantu, va čia tas, kur supjaustytas toks yra kitokio rašto, tai yra minimumas. Nu, minimumo tai tikrai siekiam, tai reiškia, tepalų man užtenka. Nu, taip suprantu, ar ne, kolegus? Kas čia turi daugiau patirties, nes nuo toj matuoklio daugiau jokio žymeklių nėra, tik tai tas, va, kur toks kitoks subraukytas yra. Nu, patikėsim, kad yra taip, kaip jie sakė, kad atseit taip turi būti, nežinau. Man tas, kur pardavė, sakė, kad ant ferm trako tas siurblys turi taip ūžt. Bet jisai ūžia vis labiau. Tai yra tikrai faktas. Tikrai anksčiau taip neūžė, kaip jis dabar ūžia. Taip, kad jis tikrai ūžia labiau. Na, kaip kažkas rašė komentaruose, kažkada galų gale reikės ir techniką išmokti remontuoti. Nu, aš labai tikiuosi, kad techniką reikės išmokti remontuoti kuo vėliau. Garantijos, kaip ir pabaiga, garantijos visiems tiem dalykam yra 2 metai. Baigsis pavasarį 2 metai, bet tai viskas, aš ką su juo dar padarysiu šiais metais. Su Tautvidu dar užtversim tvorą ir žolę vieną kartą nusipjausiu. Tai nu per tą laiką tai tikrai, tai viskas jau kitais metais vasarą, kai pradėsiu darbus, garantija bus pasibaigusi. Taip kad jeigu sugės kažkas, tai jau čia bus mano problemėlis kitais metais. Man, aišku, reikėjo tik tais 30 to vieno, bet pagalvojau, tai sakau, nu, tai tas vienas man būtų, vis tiek man būtų reikėjo pirkti tą raktą. Tas raktas kainuoja apie 20 eurų. Tas 5 eurai, 25 eurai, už visą šitą komplektą sumokėjau 40 eurų. Tai pagalvojau, nu tai vis tiek man reikės dar vienu įrankiu daugiau namuose, tai dabar ką, jau turėsim dar ir rakto komplektėlę, tai va po truputį ir susipirksim čia viską. Kaip dar vienas kolega rašė, tai reikės galų gale ir vyrimo aparatą vis tiek nusipirkti ir išmokti vyrint. Dar keli tokie pirkiniai ir jau reikės ruošti kažkokią tai dėžę, kur viską sudėti, nes dabar viskas bet kur sudėta, tai jau toj reikės kažkokią tai sistemą susigalvoti, kur čia viską susisteminti ir kaip čia viską susikrauti. Praeitą savaitę pradėjau tręšimo darbus, bet nepavyko pabaigti, nes pritrūko 4 maišų trąšų, bet šį kartą radau didesnius po 7,5 kg. Man pritrūko 4 maišų po 4 kg, nusipirkau 2 po 7,5, na ir dar dėl viso pikto nusipirkau 1,4, kad būtų jau garantuotai. Tai ką, varysim šiandien ir pabaigsim tuos tręšimo darbus rudeninius pagaliau. Sukišau dar 4 eilės vamzdžių ir pasitręšiu ir ką, ir viskas, ir jau bus vakaras, dar reikės video sumontuoti, visą kitą, va, matot, ir man viskas, ir visai savaitai mano darbai bus baigti. Tai dabar į darbus grįžti galėsiu vėl ūkiai tik tai kitą savaitgalį. Nu, atsigriepsim per atostogas, tai atostogos bus nuo spalio 27, tai va per tą savaitę reikės kažkaip kuo daugiau stengtis visko pasidaryti. Kodėl aš tų trąšų netirpinu, nu jos šiaip yra neskirtus tirpinti, tai aš tiesiog bijau, kad jeigu aš ištirpinsiu, man gali laistymo sistema užsikišti, tai geriau neprisidarysiu nesąmonę. Aišku, gal ir niek neatsitiks, bet nu, man kažkaip taip atrodo, kad galbūt gali, po to neramiai miegočiau. Na, kartą patręšiau pusę lauko su tom trąšom, tai apie 1,5 valandos užtrukau, tai šiandien pasibaigsim tręšti. 3 valandos ir tas laukas patręštas, tai jau geriau pavaikščiosiu aš 3 valandas ir pasitręšiu ir savo paskui ramiai miegosiu, negu po to visą laiką bijosiu, kad užsikišta laistymo sistema. O dabar, kolegus, matysite žmogų beviltiškų situacijų, kuris turi nufilmavęs 30 sekundžių kontento ir nori sekmadienį įkelti vaizdo įrašą. Tai bandžiau iš Tautvido išgauti kažkokių tai minčių. Ne, Tautė turi prigaminti 12 minučių kontentą. Be šansų? Bet jisai sakė, šį kartą jokių minčių neturi. Tada bandžiau kreiptis į Miglę, bet iš Miglės atsakymas buvo toks. Tai paskutinis šansas – katiliuzas. Katiliuzai, kelkis, eisim daryti kontentą. Katiliuzai, kontentą einam daryti. Kiciau. Katiliuzai, čia ne tam yra skirta, čia yra skirta tavo vaidmeniui, o ne miegojimui. Nu, dabar belieka laukti kontento. Katiliuzas neateina, reikia bandyti truputį paskatinti. Pirmas levelis. Pirmiausiai pasirinko katiliuzas didžiausią skylę.
Antras raundas katiliūzai levelis 2. O aš neįveiksiu antro levelio. O, levelis 2 įveiktas. Na ką, raundas numeris 3. O, eik tu savo akrobatas, trečią levelį įveiki, nesitikėjau, katiliukai, nesitikėjau, kad tu trečią levelį veiksi. O, eik tu savo katiliūzas. Jum, katiliukai, jum. Kits jau. O, eik tu. O. Pats neįveikiu. 5 lygis. Kaip netreniruotis katinas, tai gerai pavarai katiliūzai. Katiliūzai už kontentų sukūrimą. Reikia atsidėkoti, o Mažylis dabar tegu gauna apdovanojimą. Šio video turinio kūrėjas Katiliūzas, susipažinkit. Ačiū katiliūzai. Visi padėkokit katiliūzai už palinksminimą ir už šaunų turinį. Jeigu patiko katiliūzų turinys ir norite kitoje serijoje daryti pamatyti, kitokiuose triukuose atliekant kitokias operacijas, tai parašykit komentaruose, ar patiko ar ne, tai jeigu ką, katiliūzas sugrįž. Katiliūzą tai pigiai yra išlaikyti, va jam popieriaus gabalą numetė į viskas, jisai jau namelį dabar nebegaliu paimti, aš tos šiukšlės išnešti, tai dabar jisai čia sugalvojo mėgoti, katiliūzas. Iškart matosi ta šilauogė, kurioje yra kažkas negerai, kaip negerai, jinai jau tikrai numerį, nes šitą situaciją jau žinau, jeigu taip atsitinka, labai staigiai lapai tokie pasidaro, tai reiškia, jie jau viskas, nebeišgelbėsim, bet einam pažiūrėti, kas čia yra ir kodėl jie tokie pasidarė. Na štai ir jį mirštanti šilauogė, taip apžiūrėjau aplinkui plačiau, jo, tai aš visgi, žinau, kad pribaigiau. Nes čia augo tokia žolė didelė ir aš tada apjoviau tuos pakraščius ir buvo ta žolė ir sakau, tai apipjausiu tą žolę, kad paskui ravėti nereikėtų. Ir matot, kaip jojau su trimeriu, pažeidžiau šilaugę viskas ir jinai numerį viskas. Tai šitą šilaugę numerį, tai čia aš pats kaltas, pats pjaudamas ir dar kaip jojau tą žolę, visus ūglius nupjojau. Čia buvo ir ūgliukų ir tada, čia tokia žolė augo, dabar jau užroviau aš ją ką tik. Ir ta žolė augo ir aš aišku per tą tingėjimą nugalėjau nusimti tą trimerį aišku ir išrauti tiesiog tą žolę. Bet aš sakau, va su trimeriu aplinkui, čia to žolės augo tokios, sakau, aplinkui apipjausiu taip gražiai su trimeriu. Ir jo, pats nepamačiau, kad aną kartą ir kliudžiau, viskas čia nusižievino ir šilauogei kaputį. Viskas šilauogei ragas. Čia ne rudeninis yra lapų metimas, o čia yra jau kai medžiagų nebegauna toksai lapų metimas, tai rudeninis netoks lapų metimas būna. Tiek šiam kartui, kolegos, susitiksim po savaitės. Iki visiems.